miestą. Tai važiuoju dar pasinaudoti šaltuku. Šiandien vėl bus nakvynė miške, solo. Bus skanaus maisto, įsimečiau ir meškerytę. Aišku, ežerai bus turbūt biški apšalę, nes naktim geras minusas, šiandien žada -5. Nu ką, mes judam kaip visą laiką į Labanorą. Dažniausiai ten, nes man ten labiausiai patinka. Ieškosim stovyklavietės. Na ką, jeigu įsijungia, tai paspauskit subscribe, paspauskit like. Žiūrėdami galite parašyti komentarą, kas jums įdomu arba kažkokie pastebėjimai. Nu ką, mes judam toliau. Žiemą dar, pilnas sniego dar, normaliai. Geras. Ieškau privažiavimo prie ežero, bet aišku, kaip visą laiką dažniausiai visur privati valda. Tai teks haikint, jaučiu kaip visą laiką. Bet su meškerė nieko nesigaus, nes užšalę ežerai dar. Žiema. Žiema žemužė. Nu ką, bandau šiandien kažkaip netikėtai daug mašinų visur. Niekur neina pasislėpti nuo žmogų. Biškį pahaikinsim, gal rasiu kažką. Nuostabus oras. Nuostabus oras. Aišku, šaltukas yra dar. Ko gero mes čia ir apsistosime tuoj. Miškas sausas jau, smagu vaikščioti. Pavasaris tikrai toks keistas. Atrodo šilta, bet dar sakau, naktį bus -5. Nu nieko. Turim šildytuvą vėl, kad žiūrim man laiko mažoka. Liktai matau stovyklavietę jau.
Čia jau kažkas buvo. Nu, atrodo neblogai. Čia palapinė. Beveik flat. Manau, kad čia ir liksiu. Gan open, vėjo nėra. Jėgelė. Jo. Svarbu nesuprakaituoti miške. Dievinu kabliukai. Kažkur turi būti sriubos. To ieškau, kūriam laužą ir įsikūrinėjam. Kiek yra dar netgi čia. Bet čia mano. Va, galėsiu susipjaut. Jo, aš mačiau vieną krūvą čia jau, o šitas reikės paimti. Tik gan netoli mano stovyklavietės. Biškį tik atgal reikėjo grįžti. Kur čia buvo? Jau kelintas kempas. Kai skaičiuoju jau nebe valandas, o minutės. Kol randi stovyklavietę, kol pahaikini, kol viską. Ir žiūrėk, jau po pietų, o žiemą juk mūsų laikas. Nu, šiandien giedra, tai problemų nebus. Kol atsinešiau malkų, tai laužas užges. Smagu. Na, pagaliau pasiskaldžiau malkelių. Biškį iš tos krūvos, eisiu dar biškį pasipjaut, manau, man užteks, daug nereikės. Nežinau, ar girdėjot per video, kaip ledas šneka. Toks dūk nuo saulės. Ramu čia gerai. Jau reikėtų pjūklą įtempti. Gal dar šį kartą. Jo, čia aplink mane šlapios malkos, blemba. Nu, teks toliau ten paeit. Dabar noriu sriubytės užsikaisti, tai lekiam vandens paimti. Turiu filtrą naują, gražesnį, nes senas prakiūro. Štai.
Toks va filtriukas mano. Ledas jau labai plonas, net nedrįščiau stotis. O šitas filtras šiaip tai gana gerai išfiltruoja vandenį. Dar jeigu jį užverdi, tai iš vis. Ir bandysiu užvirti vandenuką. Reikia paragauti šiaip. Vanduo kaip vanduo. Vėl neišsiploviau. Nu nieko.
Nu ką, vištytė baiginėja. Aš jau ir čia pasikūriau. Dar reiks susipjautas malkas. Dar ten biškį yra. Manau, užteks. Va, einam. Kam gražiai dūmai sėsta. Nes jau šaltoka. Nežinau, ar matysis, tai bandysiu į tortilją susukti vištą. Turiu šiek tiek daržovių ir ant krosnelės su folija pačiškinsim. Tikiuosi, kad girdėjosi. Ledas tokius garsus skleidžia. Pūkšt. Pūkšt. Naktį ne pats geriausias bus feelingas. Tai aš taip, mano, atrodo, stovyklavietė. Praktiškai vištą jau dėsiu į indelį, supjaustysiu ir palaikysiu tiesiog šiltai. Viskas bėga. Nu, žiūrėsim, daus iš čia. Čia karšta, žinau. Nebus taip kaip ant griliaus, bet... Marmalas. Labai, labai didelis marmalas. Galvojau, bus gražiau. Deja, nepavyko. O ten pridegė. Vėlyva mano vakarienė. Kažkaip bandysiu valgyti. Jo. Deja, bet lavašas sudegė. Teks valgyti su šakute. Nu. Suradau.
Nu, bet idėja buvo gera. Idėją turėjau, kitą kartą galima bus patobulinti. Gal taip geriau matysiuos. Tai va, šiandien net lovos neklosiu. Laukia jau tamsu. Pavalgau, varau miegot. Bet šaltis jaučiasi iš karto. Užmaistymas buvo mano kebabėlis, bet per daug užkaitinau pečių ir apdegė lavašas. Tai dabar ten neskanu, tai šakutė į rankas. Toks gavosi lavašo lėkštė. Šiltas maistas vienaip ar kitaip yra labai gerai. Tai va šis video trumpokas, bet mes vėl gamtoj. Jeigu jau žiūrit, pasubscribinkit, uždėkit like, paspauskit subscribe, galite ir komentarą parašyti. Visada malonu, kad kas nors žiūri mano filmuotą medžiagą sumontuotą. Nu, aš tenksiu skelti kuo daugiau. Vis va kažką naujo sugalvoju, tai jo, palapinė mano šita ta pati, gavos pastatyti taip pat. Na, už ką, tuo kilimėlį pučiu, dar susimatysim, aišku, bet bandau pabaigti maistą. Kažkaip kitą kartą bandysim receptą kažkaip pagerinti. Šiaip 2 lavašus turėjau, bet kitą suvalgiau taip. Galėjau pasitaisyti, bet jau nieko nebeliko. Nieko. Visai gerai. Kebabo lėkštė. Žinau, kad ne kaip atrodo. Neteiskit. Receptas buvo iš galvos ir važiuojant užmastytas. Tai va, aš dar biškį apsitvarkau. Ir susitiksim turbūt jau miegmaišyje. Už lango jau temsta, gerokai temsta. Laužo nebekursiu. Praktiškai viskas tamsa. Ok, ką, mes ruošiamės miegot. Ir liuks. Bet va mano šildytuvas dirba. Biškį vandenį šildau. Nu ką, miegmaišis jau šyla. Bet gali būt, kad jau persautinsiu. Dar kart noriu paprašyti. Paspauskit subscribe, jeigu negaila. Jeigu pažiūrėt beveik iki pačio galo, tai jo. Susitinkam rytoj ryte. Labanakt. Nu, dabar jau tikrai labas rytas. Šilta užtrukę. Ja, nepatogiausia tai apsirengti iš ryto. Norisi iškart į visus rūbus sulyst. Beveik viską viduj nesusikrovau.
Apačios šerkšnas palapinės. Įdomu, kaip laukia atrodys. Batai tokie sau. Greit kilimėlį su žmonu. Kilimėlių tai labai patenkintas termorestu. Pas mane geras R value su folija berods viduj. Man jis labai patinka. Šiek tiek saugau, bet vis tiek jau leidžiu per naktį šiek tiek nusileidu. Galysim daug. Tai labas rytas. Tai va, kas blogiausia su šiom palapinėm, kad nesėda šiltas oras žemyn, o visur ledas. Apačioj, viršuj sausutėlė. Šiaip tai jo gan giliai gręžia. Nu, matyt, šitoj vietoj saulė mažai pakyla ir visą dieną toj įlankoj pavėsis. Įspūdingai žvejai. Taip ir sako, kad ligoniai. Nu va, gręžia, nežinau ar matysis. Vis dar gręžia. Rankom. Nu dabar porą naktų minusas buvo. Pas mane irgi čia tikrai šią naktį buvo -5 kokie. Nes kai krosnelė užgeso, vėsų buvo. Gerai, aš tvarkausi ir maunu. Peilį galast reikės jau. Taip. Ryte visą laiką sunkiausia yra susipakuoti. Pakuotę sudeginau. Viskas.
greitai. Zigzagų yra. Tai jau krosnelė turbūt jau viskas į sandėliuką iki kitos žiemos. O, man dar mašina jau jėga. Normaliai, tradiciškai saulutė jau 9, man atrodo, net yra, kol išsikrapščiau. Tai va. Ryto -5, tai naktį turbūt turėjau ir visus 7, nes kando, šį kartą kando. Tai va, dar kartelį draugai, ačiū ir tikimės jau susitiksim su šiltesnio oro transportu ir nakvynėm šiltesnio oro. Pasistengsiu tikrai ką nors įdomaus susukti. Tai va, iki.